Sveiki. Ambliopija, kitaip dar vadinama tingi akis, tai yra gan dažnas sutrikimas ir vienas iš susilpnėjusio regėjimo viena akimi priežastimi tarp vaikų ir jaunų žmonių. Tai pasitaiko gan dažnai, maždaug 4 iš 100 žmonių. Tai sutrikimas, kuris atsiranda ankstyvoje vaikystėje ir noriu pabrėžti tai, kad tai yra sutrikimas, kuris nepagerėja ištaisius refrakcijos ydas, kaip toliaregystę, trumparegystę, astigmatizmą ar pašalinus tam tikras regėjimo patologinės kliūtis. Noriu pabrėžti tai, kad kartais tų simptomų gali ir išvis nebūti ir tėveliai gali nieko nepastebėti, todėl yra labai svarbu vaikučius tikrinti profilaktiškai. Dalykai, kuriuos tėvai galėtų pastebėti ir būtina juos atkreipti dėmesį, tai yra žvairumas, kai viena akytė krypsta į išorę arba į vidų. Taip pat, kai vaikas vis nori primerkti arba uždengti vieną akytę. Tik tai tingios akies pamatyti neatlikus pilnos akies ištyrimo mes negalime, todėl vaikus reikia tikrinti ir atlikti pilną vaikų ištyrimą. Tik yra vienas būdas, kad tėveliai galėtų patys patikrinti, ar vaikas su abiem akytėm mato gerai vienodai. Tai namuose uždengus sveikąją akį, vaikas bus irzlus, nepatenkintas ir norės tą nudengimą nuimti. O jeigu uždengsime nesveiką, blogai matančią akį, vaikas gali tai visai nereaguoti, nes jis toliau matys su sveika akimi gerai. Tingios akies atsiradimą lemia 3 pagrindiniai dalykai. Pirmas dalykas, kaip minėjau, žvairumas. Tai kai vienos akytės nuokrypis yra į vidų arba į išorę, tam, kad žmogui nesidvejintų, žvairumo metu smegenys pradeda atjungti vienos pusės blogai matančios akies siunčiamus signalus, todėl žmogui nesidvejina, bet akis blogai mato. Antras dalykas, dėl ko gali atsirasti žvairumas, tai yra anizometropija, tai yra, kai yra skirtinga abiejų akių refrakcija. Tai pavyzdžiui, viena akis yra trumparegė, kita akis toliaregė, arba viena akis turi didelį astigmatizmą. Ir trečia rūšis, dėl ko atsiranda tingioji akis, tai yra tam tikros patologinės kliūtis, kurios neleidžia šviesai patekti į akį. Tai yra įgimta katarakta, įgimta ptozė, tam tikros ragenos drumstys. Minėjau anksčiau, gali simptomų išvis nebūti, o iš tokių, kuriuos tėveliai galėtų pastebėti, tai yra žvairumas arba vaikas tiesiog nori užmerkti arba pridengti blogai matančią akį. Žinoma, taip kaip ir visose ligose, todėl visada sakau, reikia atkreipti dėmesį, jeigu šeimoje, giminėje yra žvairuojančių ar žvairavusių žmonių, kurie nešioja stiprius akinius arba akinių stiklai yra skirtingi, būtina tokius vaikus profilaktiškai tikrinti, bet žinoma, kaip ir visur, kiekviena situacija yra individuali ir nebūtinai vaikas tą paveldi. Gali tas dalykas atsirasti tiesiog pirmam šeimoje. Pirmiausiai noriu pabrėžti, kad kuo anksčiau nustatoma tingi akis, tuo yra gydymas lengvesnis ir tuo rezultatai geresni. Gydymas tikrai yra ilgas, netrumpas. Mes gydome dažniausiai vaikus iki 9-10 metų. Gydymo prognozė priklauso nuo to, kada mes aptinkame tingę akį, kokia yra sukėlusi priežastis, kaip toli jinai yra pažengusi ir kaip tėveliai vykdo nurodymus paskirtus gydytojo. Kodėl mes gydome tik iki tokio amžiaus vaikus? Dėl to, kad maždaug 9-10 metų amžiuje susiformuoja regėjimo sistema ir vėliau gydymas tiesiog nebeduoda jokio efektyvumo. Gydymas yra sveikos akies dengimas. Kodėl sakau, kad tai yra tėvelių didelė kantrybė? Nes mažas vaikas tiesiog nenori dengti sveikos akies. O dengti reikia tiek, kiek liepia daktaras. Ir gydytojas tik nurodo,
kaip reikia dengti, kiek laiko per dieną reikia dengti, bet viską daro tėveliai. Jie turi bendradarbiauti su vaiku, turi įtikinti vaiką, kad jis dengtų sveiką akį. Uždengus sveiką akį vaikas gali žaisti Lego, konstruoti mozaikas, piešti, spalvoti, karpyti, žaisti kompiuteriu ar telefonu. Taip pat noriu akcentuoti, kad išgydžius priežastį, kuri sukėlė tingiakį, tai dar nereiškia, kad mes išgydėm tingiakį. Kaip pavyzdys, išoperuojam žvairumą, išoperuojam įgimtą kataraktą ar įgimtą ptozę, tai dar nereiškia, kad išgydėme ambliopiją. Ambliopijos gydymas yra sveikos akies dengimas. Vitaminai tikrai nepadės, svarbiausia yra tikrinti profilaktiškai vaikučius. Pirmas patikrinimas turėtų būti apie metukų amžiaus, nesvarbu, jeigu mes nepastebim jokių simptomų kaip žvairumas, kaip akies uždengimas, būtina juos tikrinti, nes ne visi vaikai parodo, išreiškia, kad jie su viena akyte prasčiau mato, todėl tikrinti būtina ir tai yra pagrindinė prevencinė priemonė, kaip išvengti arba laiku nustatyti tingiakį.